Labas rytas, sakom jums iš Panglavo salos Filipinuose. Šiandien nusimato nerealiai daug važinėjimo su motoroleriu. Vien tik dabar važiuosime iki artimiausio taško, iki Krioklio, virš 55 km. Taip kad šiandien nerealiai jaučiu daug prisuksim kilometrų su motoroleriu, dar tiek tikrai nesam važinėję. Bus daug krioklių, daug gražių vaizdų, taip kad kviečiame šią dieną praleisti su mumis. Gyvename tokiam resorte. Šiek tiek pavargęs jau, bet tikrai būtų graži vieta, jeigu būtų šiek tiek investuota į jį. Bet ne dėl gražaus viešbučio mes čia atvažiavome į šitą salą, o dėl gamtos. O čia mūsų žvėriukas, tik 6 eurai dienai, bet toks gražuolis. Važiuojam. Vrum, vrum! Pas mus trumpas pitstopas, kokosų pertraukėlė. Taip, labai sveika plaukam kokosas. Taip, mama? Gerai auga labai plaukai nuo kokosų. Labai didelis, turbūt didžiausias, kokį matėm štai kelioniai. Kainavo apie 85 euro centus. Pagaliau privažiavome prie pirmo checkpointo, prie Krioklio. 1:20 užtrukom, užpakalius jau nusėdėjom, bet vaizdai tai keičiasi kas porą minučių. Taip pravažiuoju upę kokią nors gražią, tai į kalną, tai nuo kalno, tai nerealiai gražų mišką pravažiavam, kur net visi žmonės stojo fotkintis, žodžiu. Ryžių laukai, palmės visada, tikrai nenuobodu važiuoti buvo. O pas mus tokie va kriokliukai, kai visą laiką matau galima ir pašokinėti, ką tai vyras šitas ir bandys daryti. Jau greičiau irgi nori įsilysti į tą vandenį, nes belenkaip karšta. Šiek tiek atsigaiviname, pasimaudėme, o dabar judame į kitą vietą, į populiariausią šios salos, į Šokolado kalvas. Turėtų būti labai gražu, kaip tik šiandien geras oras. Jeigu nepasikeis valandos bėgyje, varom greičiau tenai. Važiavome ir pakliuvome į liūtį. Į tą debesėlį pakliuvome, pradėjo krapnuoti stipriai, grįžome atgal pusę kilometro, čia nelyja. Ir laukiame dabar, kada tas debesis praeis, kad galėtumėm toliau važiuoti. Tais orais tai čia išvis neprognozuojama, čia išvis rodė, kad nelys, bet užeina debesis tokie ir bet kurią sekundę gali pramušti lietus. O eilinis Filipinų bardakas. Atvažiavome į Šokolado kalvų parkingą. Ieškom bilietus, kur pirkti. Turistai vaikšto kartu su mumis klaidžiam, nerandam, kur tai bilietai. Kol galiausiai paklausėm vietinę. Taigi va, parkingi už kažkokią betoninės sienas. Jie jokio ženklo nieko. Galiausiai nusipirkom. Dabar kaip durneliai lipam į kalną čia su mašinom. Nėra net takelio nieko. Paaiškėjo, kad mum į tą bilieto kainą eina busiukas, kuris nuveža į tą viršą aikštelę. Nulis organizavimų, ta prasme. Nusipirki, nežinai, kur pirki, kur būti, kaip eiti. Bent jau prisiminsim šitą ilgam. Va ir lipam į Šokolado kalvas. Tiesioginė prasme. Bet čia, kadangi šiek tiek kalnuota vieta, tai orai čia tokie permainingi. Va dabar saulė šviečia. Už porą šimtų metrų jau tamsesnis debesis ir jie labai greit slenka. Čia bet kada tas lietus gali pramušti. O dabar lipam į apžvalgos aikštelę. Čia jau šimtai turistų, šimtai viršui.
Ir šimtai laukia autobuso savo. Pagaliau užlipome. Šiek tiek pasigrūsime tarp turistų, bet vaizdelis tikrai viską atperka. 50 kvadratinių kilometrų plote yra daugiau negu 1200 tokių vat kalvų. Kernavėje kiek yra 10 ar kiek ten jų. O čia va toksai kiekis. Drėgnuoju laikotarpį jos būna žalios, o sausojų ruduoja, šokolado spalvos tampa. Tai dabar, kadangi jau prasidėjo sausasis laikotarpis, eina jau pereinamoji spalva. Pavyzdžiui, ant šitos labai gerai matosi, iš žalios, jau šonas matosi, kad jau tamsėja rūda. Jau po mėnesio, čia po 2 jau bus visiškai rūdos spalvos. Eik, tu sak, kiek čia tu turistų, ta prasme. O iš čia dar gražiau viskas atrodo. O aš jums pakelsiu aukščiau. Tai yra populiariausia ir gražiausia šios salos vieta. Taip pat viena iš Filipinų vizitinių kortelių. Šitas šokolado kalvas yra ant 200 pesų banknoto, taip pat nupieštas. Vėjas tai čia nerealiai stiprus. Baisu būtų droną čia leisti iš tos vietos. Jaučiu nupūstų. Šiaip tai labai dabar su oru pasisekė. Debesis jau pabėgo. Tikrai ne kasdien toks oras pakliūna. Kiek žiūrėjau kitus vlogerius, tai labai dažnai apsiniaukę būna. Lyja šitai vietai, tai gerą orą pagauti čia yra ne taip ir lengva iš tikrųjų. Čia pas mus saulėta, gražiai atrodo diena, apsisukė kitą pusę, bam! Atrodo, kad ten audra tai didžiulė prasidės. Ir realiai niekada nežinai, kada tas debesis atpūs pas tave. Tai tas lietus, sakau, čia bet kurią minutę realiai gali užeiti. Vieta tai tikrai įspūdinga, bet tas didžiulis turistų kiekis labai stipriai muša viską. Aišku, mes irgi turistai, kitiem irgi gal mes nepatinkam, kad atvažiuojam čia. Su to reikia susitaikyti. Pažiūrėkit, kaip aptemo staigi štai vietoj. Va, saulutė šviečia, čia atrodo, kad tai naktis užeis. Atvažiavome į dar vieną krioklį. Kaip ir praeitam video, šitam irgi reikia imti gidą. Be gido neleidžia prie krioklio. Lupa pinigus iš tiesiog lygioje vietoj. Įdomiausia tai, kad visi gidai turi oranžinės maikės. Tai pasupranti, kad jie čia dirba. Ne šiaip su jie čia taip atėjo. A mūsų va vietinis atrodo dzėdukas. Nesuprasi, ar čia kažkieno giminaitis, ar kaip čia suprasi. Bet jis vienintelis be aprangos. Bantės kriokliukas. Per kamerą turbūt nelabai matosi, mažai vandens. Cikados dūksta. Girdit? Melodija cikadų. Nu, dušnekas tai geras čia. Greičiau į tą krioklį šokti. Jau noriu įsimaudyti. Nu va, ėjom ir priėjom. 800 metrų vos ne kažkur reikia nueiti nuo motorolerio palikimo vietos. Ir toksai vaizdelis atsiveria. Nu va, toks kriokliukas. Gaila, vandens ne per daugiausiai krenta. Bet kol kas pats aukščiausias pamatytas krioklys Filipinuose. Ir nei vieno turisto. Čia vietiniai va dabar maudosi. Vienas iš vis ką tik su šampūnu galvą plovė, tai labai malonu. Va tokia čia ramybės oazė. Spėjai turistų čia ne per daugiausiai būna. Kol ėjom čia prasilenkiam su 5, tai daug ką turbūt pasako. Tikrai ne ta turistinė vieta, kur labai daug žmonių važiuoja. Tuo labiau, kad giliai saloje randasi. Tek mums pavažiuoti iki čia. Blema, šiaip labai nervuojatės. Kai gidas stovi šalia, labai jauti spaudimą. Šiek tiek pasimaudėm, tiksliau aš maudžiausi. Šiek tiek paskraidėm su dronu, bet jau 5 vakaro, o mes iki šiol dar nieko nevalgiam nuo ryto. Važiuojame savo į firminę vietą, kur kas antrą dieną valgome. Atvažiavome į savo pamėgtą prekybcentrį.
Va tokie va rinkinukai iš ramenų ir karšto patiekalo. 5,80 žmogui. Pilnai pavalgai. Įdomus čia dalykas vyksta 6 vakarą. Įsijungia gongas ir pasileidžia Tėve mūsų malda anglų kalba. Ir visi esantys žmonės, dažniausiai visi, meldžiasi. Patantiek, filipiniečiai yra religingi. Tai galima pamatyti ir lauke. Beveik visi tuktukai yra išpiešti frazėmis iš Šventojo rašto, iš Biblijos ir panašiai. O keiščiausia, ką matėme saloje važinėjant, tai ant staigių posūkių galim pamatyti Jėzaus arba Marijos paveikslus, kurie saugo jūs praeinant posūkių. Eik, tu sako, kokia ilga diena buvo. Jums tai čia tiesiog gal 10-15 minučių parodėm. O mes tai nuvažiavam 146 km. Jo, nuo 3-4 valandų liktai sėdėjom ant motorolerio. Atsėdėjom biškį už pakaliukus. Kartais per žvyrkelį vėl reikėjo važiuoti, bet šiaip pagirtini keliai, šiaip sakyčiau, Bohol saloje. Kai kur netgi visiškai nauji nutiesti, tai bendrai paėmus tai labai gera kelių kokybė. Labai daug šikšnosparnių pas mus čia skraido, o vienas nuskrido. Tik saulė nusileidžia iš karto išlenda. Man šitą medžią labai daug matęs skrenda. O. Ne, turbūt nesimatom kameros, bet šiaip tokie nemaži iš tikrųjų. Keista buvo pamatyti šią pirmą kartą. Nu, viskas, grįžome. Laikas montuoti video. Toks va mūsų numeriukas už 29 eurus su pusryčiais. Šiaip neblogas. Ramu labai, ko daugiau reikia. Iki rytojaus. Dar viena graži diena Filipinuose. Šiandien jau lakstysiu vienas po salą, nes praeitą kartą šeima labai pavargo. Tikrai čia didžiuliai atstumai tarp lankomų vietų. Dabar taip pat neišimtis, net 48 km iki Krioklio, virš valandos keliauti su motoroleriu, taip kad tikrai ilgas kelias. Judam. Važiuojant iki Krioklio sustojau pasigrožėt gamta. Nerealiai čia gražu šitoj saloj. Jis ir norisi kažkur tik sustot, pafilmuot, pafotografuot. Kol važiavau čia, sustojau 7-Eleven atsigerti. Filipinai nesiliauja stebinti su to pinigų prašymu. Belenkiek čia elgetų ir dažnai labai prašo žmonės pinigų tie, kurie net neatrodo, kad jiem reiktų tų pinigų. Tai buvo labai geras dabar pavyzdys. Sėdžiu, aš geriu vandenį, prie manęs prieina vyras, prašo pinigų, neduodu. Jis nueina į parduotuvę, grįžta su Coca-Cola, atsisėda šalia manęs, sėdim kartu geriam. Kaip suprast? Vaizdai, vaizdeliai. Pažiūrėkit, tiesiog kokie peizažai čia. Nors ant atvirutės dėk. Ir tolomoj kalniukai stūkso gražus. Ten tai turėtų būti gražu užvažiavus, bet turbūt kelio nėra. Mane ta gamta vis stabdo. Nu kaip pravažiuot pro tokį vaizdelį galima ramiai? Ir nei vieno žmogaus aplinkui. Čia kaip ir remontuojamas kelias, bet net darbininkų nėra. Labai kalbus mano gidas pakliuvo, čia irgi reikia imti, bet čia aš labai pateisinu. Nes vien kad nueiti iki šitų krioklių, reikėjo dar važiuoti su jo motorolerio virš kilometro. Per labai prastą kelią. Dabar 500 laiptukų leidžiamės į apačią. Ir va, mes jau prie pat krioklio. Dar kol kas nesimato. Įėjimas čia pats brangiausias, kokį teko mokėti Filipinuose. 270 pesų. Jeigu visur būdavo nuo 50 iki 100, čia va tokios kainos trigubai didesnis. Maniškis gidas tiesiog neusičiaupintis, viską išklausinėjo. Jam labai mano vardas Artūras patinka, nes Filipinuose yra prekybcentis Altūras vadinasi. Tai jam labai patinka mano vardas dėl to. O va ir tas grožis, dėl kurio mes čia atvažiavom, jūs tik pažiūrėkit. Jokauju, baikit vairus. Dar vienas gražus krioklys. Ne veltui važiavau čia 50 km. Tikrai graži vieta. Ir kai žmonių yra kažkaip jau net maloniau eiti įsimaudyt, pašakinėt. Vienas ką tik lipo. Ir va nuo šitos vietos užlipo ir galvutė šoko. Vos daskrydo iki vandens. Norėjo pasirodyti, o galėjo ir nelaimingai baigtis jam. Na ja, Filipinuose kriokliai vieni už kitus gražesni.
Pakankamai vandens ir aukštis tikrai nemažas. Na, čia tokie laimingi turistai pliuskenasi. Kas labiausiai patinka, nors vanduo atrodo neturėtų būti pats šilčiausias, realiai jisai labai šiltas, idealus tiesiog, nei per šiltas, nei per šaltas. Labai gerai atgaivina po sunkios kelionės iki Krioklio. Pasimaudėm, pašokinėm, nerealiai vieta. Gydas parodė, kur kaip teisingai šokti, kad nesusidaužyt kojų. Bet vieną šią tokią realiai vaidino. Realiai šoka nuo čia, šoka nuo ten galvutė, netgi tvarkingai nusileidus, jo kojos buvo per metrą nuo uolienų. Biški paslysto kojytė ir baigtųsi jo šokinėjimai. Man, kai vis laik pakliūna Gydas be aprangos, visi gydai su žaliom maikėm. Maniški šefas, bosas, balta. Tėvas turbūt gydų Gydas. Einant čia vis laik man sakydavo, kad jis man tėvus tiktų. Nes jam 5 metai, realiai kaip mano tėvui. Sako, mano vaikas tavo amžiaus. Gerai, sakau. Jam nerealiai patiko mano vardas. Gal 20 kartų pasakė, kol čia ėjom. Dar čia atėjom savo visiems gydam draugeliam, taip garsiai pasakė, kad net turistai visi išgirdo, atsigręžė į mus. Susipažinkit, čia Artūras. Tas vyras mums toliau bando kažką įrodyti. Matote? Vėl jis jau užlipo tenai. Eina. Judame pabiškę atgal. Dar pasidžiaukim paskutinį kartą. Po Krioklio taip gerai eiti, taip gaivu būna. Bet dabar laukia 500 laiptų smagių. Ir vėl bus išlapęs. Pagaliau užlipom. Dabar jau nežinau, aš lapęs dar nuo Krioklio, ar čia jau mano prakaitas. Lipti žemyn linksmiau negu į kalną. Ant saulės. O dabar linksmas kelias su motoroleriu. Važiuot bus per va šitą baisų kelią. Aš su 2 rankom tada vos laikiausi, dabar reikės su viena. Nes jums reikės parodyti, aišku. Okay. Baisiai blogas kelias šiandien, baisiai. Ta prasme, net einant pėsčiom jau per pėdas netgi skauda. Mūsų motorolerių čia nepravažiuotų tikrai. Bet senutė Honda dar netiek mačius. Dabar tik kilo klausimas, o tai jeigu aš čia su šeima atvažiuočiau šiandien, kaip mes ten nuvažiuotumėm? Mano žmonai nepatiktų tokiu keliu važiuoti motoroleriu. Na va ir grįžom prie savo motorolerių. Šiaip gerulis Gydas. Vienintelis atvejis, kai pateisino Gydo priverstinį įėmimų. Labai prikolinas, daug ką papasakojo, tokiam ir negaila daugiau palikti. Oi, kaip aš myliu šitos keliukus. Oi, kaip gerai. Visus organus iškrato. Kartais važiuoju visiškai ką tik nulieku asfaltu po magistralį ir bam iš karto toksai, va, tik spėk stabdyti. Oi, kaip linksma. Gausiu velnių nuo žmonos už tai, kad vieną ranką vairuoju ir filmuoju. Bet kaip kitaip jums tada parodyti? O, asfaltas! Ir pasidžiaugiam, pasibaigė asfaltas. Pas mus dar vienas trumpas sustojimas. Nerealiai patinka lakstyti su motoroleriu. 4 kartą esame pietryčių Azijoje ir tik šį kartą išdrįsau sėsti ant motorolerių. Anksčiau kažkaip prisidijodavau, ypač Tailande, nes eismas kairė pusė, bet buvo didžiulė klaida. Reikia tiesiog padaryti. Įsinuomuoji, atsisėdi ir viskas ir varai. Šioje 6 mėnesių kelionė tai esame jau išbandę Tailande, Kambodžoje, Vietname ir Filipinuose. Tai kad drąsiai galiu pasakyti, kad Filipinuose pats tvarkingiausias eismas. Iš vis, ta prasme, kaip Europoje visi čia. Nieks neskuba, nieks nedurniuoja, nesąmonių nedaro. Plius girdėjau, kad policija labai tvarko dabar šitos reikalus visus, tai visi labai tvarkingai važinėja. Nepalyginsi, kas buvo Tailandė ir Vietname, nes ten tai kas antras šumacheris. Bet vis tiek reikia būti labai atsargiems, to labiau, kad girtų žmonių niekas neatšaukė, jie vis dar yra keliuose. Dar girdėjau vieną įdomią istoriją iš lietuvio, kuris čia atvažiavo irgi, važinėjo su motoroleriu ir jį numušė girtas filipinietis. Pakliuvo į ligoninę jisai, apsimokėjo išlaidas visas ir aišku, po to tikėjosi, kad draudimas jam viską kompensuos. Bet draudimas pasakė ne, nes jisai mokėjo grinais pinigais. Nes toje ligoninėje galima grinais mokėti, kas labai yra populiaru Filipinuose. Čia daug kur bankinių kortelių nepriima tiesiog. Ir viskas. O draudimui reikėjo, kad būtų sumokėta būtent bankinių pavedimų arba kortelę. Viena iš sutarties sąlygų buvo tai, kad dar reikia atidžiai skaityti sutartį, brangieji, nes kitaip liks ant ledo, kaip ir lietuvis, nors buvo pilnai apsidraudęs, bet nebuvo jokios naudos iš to draudimo, pasirodo. O aš geriu Fanta, kuri Filipinuose vadinasi Royal. Eik tu savo, kaip čia gerai šitą miške, kaip čia vėsu.
Čia vaizdai keičiasi kas porą minučių visą laiką. Labai įdomu šitą salą keliauti. Tai vaizdelis. Gražu. Va čia visi taip žiūrėjo į mane turistai, ką nematė, kaip žmogus vairuoja su viena ranka. Visai. Nu pasitraukit iš kelio, jomajo. Nematot, kad vienarankis važiuoja? Įdomu, kaip policija reaguotų į šitą vaizdelį, dabar pamatytų. Nors pas mane policija viešbutį liko. Gausiu velnių šitos vaizdelius, man atrodo. Nedarykit vaikučiai taip namuose niekada. Atvažiavau į dar vieną vietą. Toj susileidžiu kokosą ir parodau. Važiavau prie upės, kur turistam padarė pramogą už 85 euro centukus. 2 tiltukai pagaminti iš bambukų. Einam praseisim. Žmonės matau labai lėtai vaikšto, kaip jis labai dreba. Nu jo, jaukumo neprideda. Aišku, be betono neapseita, bet šiaip beveik viskas iš bambuko padaryta. Gal man biškį pašokinėt, kad ten būtų linksmiau priekyje einantiem žmonėm. Čia įdomi atrakcija, kaip 85 centukai, tai negaila tikrai. Neseniai mes buvome Honkonge ir rodžiau, kad dangoraižiai yra statomi ant bambukinių pastolių. 50-60 aukštų pastatai, tai va, pasirodo, koks tas jausmas vaikščioti ant bambuko. Čia tai ne aukštai dar, kad ir nukreisi tai į upę. Šiaip smagu būtų iššokti į upę iš tokio aukščio. Aišku, kad negilu čia. Va, čia tai pateisina atrakcija, šiaip lygios vietai va padarė, tiesiog tiltus. Vietiniai jaučiu nemokamai vaikšto, o turistas prašau susimokėk. Girdit garsą šito? Atrodo, kad susilūž, bet ne, bambukas labai tvirtas. Dar ne tokį arklį kaip aš atlaikytų. Kas nešokinės? Kas nešokinės? Ai, baig nesąmoniškai daryti. Tuo aš to padarysiu, kad būtų įdomiau eiti. Opa, opa. Šiaip labai žemiem žmonėm padaryta. Biškiuosi žiūrėčiau ir skrišiu per šoną, nes neeuropietiško augio žmonėm čia pritaikytas tiltas. Šiaip labai gerų laikų atvažiavau. Jau 4:30 vakaro, saulutė pabiškį leidžiasi ir apšvietimas labai gražus. Aišku, kaipgi be suvenyrų. Jeigu trešti turistą, tai trešti iki galo. Kur aš čia, Ispanijai? Normaliai aš čia teleportavausi. Nu ir ką, judam atgal? A ko ten stovim visi? Ai, fotkytę daro. A šitas gale manęs, rožinė maikė, fotografas. Ateina ant vieno tilto ir sako kitiem, kurie eina kitų tiltų, ar nenori foto padaryti. Nu kada 7 žmonės vienu metu, tai jau linksmiau. Lemą, kaip aš noriu jiem pakratyti šitą. Paskui bijos europiečių. O šiuo metu išvis nei vieno žmogaus nėra be manęs ant tiltų. Ai man, panelytė eina. Laikosi iš 2 rankam bijo. O čia ir ne patys mažiausi medžiai auga. Gal jau man kameros nesimato, bet labai jau platus. Gerai čia meta šešėlį. Šiaip visai netikėtai šitą vietą atradau. Tiesiog važiavau su motoroleriu. O kada įjungęs navigaciją važiuoja, po kažkokią lankomą vietą, tau išmeta fotoaparato ženkliuką. Tai vietoj, kur tu esi, taip paspaudžiu ir mes čia. O tų fotoaparato ženkliukų šitoj saloj belenkiek. Mes gal tik tais trečdalį sugebėsim aplankyti šitos salos visas lankomas vietas, nes čia reikia mašinos, kad tolimiausias vietas nuvažiuoti, nes sala, man atrodo, apie 100 PM ar 200 km ilgi, tai su motoroleriu be šansų per dieną nuvažiuoti ir grįžti spėti. Sveikučiai, pagaliau išlindome iš viešbučio, nes su Filipinų orais baisiai nesiseka. Būsiu prisikalbėjęs Honkonge, kad labai sekasi. Tai va, atsigrįžė prieš mus. Po 6 dienų pertraukos pagaliau išlindome iš viešbučio ir atvažiavome labai įdomią vietą. Atvažiavome į vietą, kur gyvena, kaip mačiau, to pasirašo top 10, šitas gyvūniukas randasi tarp įdomiausių ir keisčiausių gyvūnų pasaulyje. Ir vadinasi jisai Filipinų ilgakulnis. Yra daug ilgakulnių rūšių, bet būtent Filipinų ilgakulnis yra pats mažiausias pasaulyje, kuris užauga 10-12 cm, tai einam jo ieškoti.
reikia laikytis labai didelės tylos, kaip bažnyčioje. Vos tik atvažiavę parkingą, jau galėjom tą pajausti, visi labai tyliai šnabždasi ir panašiai. Bet taip atrodo šitie gyvūniukai. Labai neproporcingai didelės akys pas juos, jų kūnui. Ir gali pasukti galvą net 108 laipsnių kampų. Visai kaip mano žmona. Man tai kažkomis primena gobliną iš žydų valdovą. Jum ne? Čia taip pat galim pamatyti, ką jie valgo. Tai drugelius visokius ir vabzdžius. Man šitas mažiukas miega dabar. Reikia mirtinos tylos laikytis. Įėjome į teritoriją, kur labai reikia tyliai dabar kalbėti. Šitie gyvūnai dienos metu miega, tai reikia jų nepažadinti. Ir šnabždėsimės visą laiką, kol būsim šitam parke, tiksliau sanatorijoje. Šiaip nerealiai įdomus gyvūniukai. Jie vaikščioti nemoka, jie šokinėja tarp šakų, miega visą laiką įsilaikydami šaką, netgi kai gimdo laikosi šakos visą laiką. Ir atsiveda jauniklių tik vieną per metus patelės, tai populiacijų nerealiai maža. Dėl to ir įkurta buvo sanatorija, nes kitaip jau būtų seniausiai turbūt sunaikinti jie. Vedžioja mus čia vietinis gydas, parodo, kur jie miega. Nepasakiau, kad įėjimas suaugusiam kainuoja 2,50 €, vaikam nemokamas. O pagaliau prieėjome, iš labai arti nufilmuosim. Prie pat kamerą galėsiu pridėti. Tokia trumpa ekskursija. 4 gyvūniukas parodo ir viskas. Bet džiaugiuosi, paskutinis tai pats geriausias buvo, ar ne? Iš arčiausiai galėjom pamatyti vienų seniausių pasaulyje gyvūnų mūsų planetos. Tai va tokia trumpa ekskursija 5 minučių, bet labai džiaugiuosi, kad čia atvažiavom, tikrai praskraidino nuotaiką. O tai viešbučiuose atsibodau sėdėti, nieko neįmanoma planuoti su Filipinų orais. Tik išvažiuojat, ruošiesi, iškart pradeda lyti. Dabar kol atvažiavom irgi apsiniaukė, bet nelyja. Labai gerai. Tai va 2,50 €, jeigu būsit Bohol saloje Filipinuose, būtinai aplankykit šitą vietą. Savo Filipinų orais kaip vis laik neįmanom nieko prognozuoti. Ir pagaliau galim judėti po salą, nes kartais būna, kad 1-2 dienas net neišlindi beveik iš namų, nes visą laik tiesiog lyja. Sausasis laikotarpis dabar, jeigu ką. Pas mus čia atsirado nauji kaimynai, man atrodo, korėjiečiai atsikraustė, nes prieš tai čia gyvena australas, pas kurį širdį vis dar 18. Tas kiekvieną dieną ateidavo mergaitė, iki pietų pabūdavo ir vakare vėl grįždavo. Jeigu jūs suprantate, kokia mergaitė. Viskas tas pats kaip Tailande čia, žinokit. Tai mėgstantis dar pajudėti buvo vyrukas. Gal šiam 5-7 metų amžiaus. Kad man tokia sveikata būtų jo amžiaus. O mes atvažiavome į klaustrofobų vieną iš mėgstamiausių vietų į urvą. Taip, tokia status pas mus laiptukai čia. Oi. Kaip čia tylu, kaip bažnyčiai. Reikia pirkti bilietą, kainuoja apie 80 centų, bet jeigu nori maudytis, kainuos 2 eurus tada. Galima pirkti su maudinimu arba be. Bet kaip tamsu čia. Va, tik dėka lempo čia šviesu. Ir ten dar priekį matosi šiek tiek prašviesėjimas iš lauko. Bet šiaip tamsu būtų. Ne, būtų turistų, būtų nejauku šiek tiek. Ir pastovi kapsi vanduo iš viršaus. Bet vanduo kokio skaidrumo, viskas ant dugno matosi. Galvojau, kas tikrins ar netikrins bilietus, pasirodė tikrina vyras. Jeigu bilietas su maudiniam, tai eik maudytis. Vaikam nemokamai. O žmona palauks, pafilmuos mane. O aš vis galvoju, kas čia cypia pas mus? Čia man atrodo šikšnosparniai gyvena. Jo, grinai šikšnosparnių garsas. Vandenukas, tai nerealios temperatūros, kaip lauke, kriokliuose. Šiaip tikėjausi, kad daug vėsesnis būtų, logiška atrodo, kad būtų vėsesnis, bet ne, tobulas. Ir nerealiai skaidrus vanduo, nežinau koks čia gilis, bet iš akies gal kokie 7-8 metrai, bet
Viskas ant dugno matosi. Na ką, pasipliskenam, varom prie jūros. Šiaip užskaitau vietą. Šitoje saloje nežinau, kiek tokių yra, man atrodo, gal tik vienas, bet Bohol saloje tokių turbūt mačiau mažiausiai 5. Žiam pavalgyti kebabiukų vietinių. Yra tinklas populiarus, Leilam vadinasi. Po 2 euriukus tokie nei blogi, nei skanus, bet kažkas pats tas. Galėjome eiti į šitą stebuklingą M raidę, bet žmona nemėgsta labai jos. Pagaliau išlaukime lietutį ir atvažiavom prie populiariausio šios salos paplūdimio. Va čia pingviniukai maudos jau matom. Toks vandenukas pas mus čia. Bet labai daug dumblių ir žolių visokių, ko nebūdavo Tailandė ir Vietname. Ar mes čia jau išpindėję biškį? Filipinuose kur neįsi, visur gaidį pamatys, visur. Man realiai susidarė įspūdis, kad gaidžių čia daugiau negu vištų. Ir šiaip vištos labai kūdos. Kažkaip nepanašu, kad jas augintų čia dėl mėsos. Galbūt labiau dėl kiaušinių. Bet tie kiaušiniai irgi turėtų būti ne patys didžiausi. Na, va toks pas mus priėjimas prie paplūdimio. Čia dabar turėtų būti kaip iš filmos. Į rojaus kampelį patekome. Nors greičiau į statybų kampelį. Lietus pasibaigė, bet jūs matot, kas priekiai laukia. Reikia arčiau stogelio sėdėti kažkur tai, nes tai vėl biškį užpils. Pažiūrim vandenuko temperatūrą po lietaus. Atvėsia biškį. O čia tradicinė filipinietiška valtis. Ar ką aš kalbu apie tą žolės, tai begalybė jų tiesiog čia. O taip atrodo laimingas žmogus pavalgęs kebabo. O taip atrodo dar nelaimingas žmogus, bet bus labai laimingas, kai ledukas suvalgys, taip? Moksliškai rodyta, kad ledukas labai pagerina nuotaiką. Viskas jau vėl krapnuoja. Vėl reikia bėgti pastoviu. O mes 7-Eleven, einu. Žinote nuostabų garsą? Kur jisai? Kur tas garsas? Nėra. Tailandė vis laik būna. Ping bing, ping bing. Kaip jums ledukas patinka? Labai patinka. O pas mus toliau pila. Nu va ir pasibaigė lietutis. Ant kiek ilgam neaišku. Jau čia po 10 minučių vėl pramuš. Reikia būti arčiau medžio. O mes šitą vietą ir atsisveikinam. Ačiū visiems, kas žiūrėjo iki pat galo. Nepamirškit paspausti like, paprenumeruoti. Ir mes jau su jumis susitiksime po savaitės. Iki.